Siekiant išmokti spręsti tarpkultūrinius konfliktus, pirmiausia reikia susipažinti su tarpasmeniniais konfliktais, jų tipais ir sprendimo būdais, todėl šios pamokos tikslas yra susipažinti su tarpasmeninių konfliktų samprata, tipais, priežastimis, kokie gali būti tarpasmeninių konfliktų sprendimai bei jų profilaktika. Konflikto samprata, tipai, sprendimas. Geriausias būdas išspręsti konfliktą – tai jo išvengti. Mes visi esame girdėję šį posakį, tačiau gyvenimo patirtis rodo, jog ne visada pavyksta to principo laikytis. Kai du žmonės vienu metu pretenduoja į vieną ir tą patį, konfliktas tampa neišvengiamas. Konfliktas tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai. Situacija yra vadinama prieškonfliktinė, jeigu pirma, esant priešpriešai, tikslų, interesų, mes neišgyvename neigiamų emocijų, pavyzdžiui, diskusijų metu. Antra, nemalonūs jausmai yra išgyvenami, nors mes jų išoriškai neparodome ir atvirai neišsakome savo priešingų pozicijų. Beje, konfliktai tai ne visada tai, kas yra neteisinga, agresyvu ir panašiai. Konfliktai gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Pavyzdžiui, konfliktas tai santykių procesų vystymosi šaltinis, konfliktas tai signalas asmenybei keistis, konfliktas galimybė suartėti, konfliktas galimybė išelektrinti įtemptus santykius. Pagrindiniai konfliktų tipai yra tokie. Pirma, vidiniai asmenybės konfliktai. Antra, socialiniai konfliktai, kurie dar gali būti tarpasmeniniai, tarpgrupiniai arba tarptautiniai. Bendravimo psichologija labiausiai domisi tarpasmeniniais konfliktais. Tačiau šio tipo konfliktai, jų motyvai yra paaiškinami lengviau, jeigu lygiagrečiai yra analizuojamos ir sunkios asmenybės situacijos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai veikia tarpasmeninius santykius. Todėl asmenybės konfliktams taip pat skirsime truputėlį savo laiko. Tarpasmeninių konfliktų tipai ir struktūra. Priminsime, jog socialiniams konfliktams yra priskiriami tarpasmeniniai konfliktai, tarpgrupiniai konfliktai ir tarptautiniai konfliktai. Kasdienime gyvenime aktualiausi tarpasmeniniai konfliktai. Dėl ko dažniausiai kyla tarpasmeniniai konfliktai? Viena dažniausiai pasitaikančių konfliktų priežasčių – nesugebėjimas pažvelgti į situaciją lanksčiai bei išankstinių nuostatų. Į konfliktus su aplinkiniais lengviausiai įsivelia užsispyrę, inertiški žmonės, nepakenčiantis prieštaraujančio elgesio. Konfliktiški yra ir tie žmonės, kurių pagrindinis gyvenimo tikslas – bet kokią kainą iškovoti aplinkinių pripažinimą, užimti prestižinę vietą visuomenėje. Konfliktams palankios sąlygos ir tuomet, kai yra keliami nerealūs reikalavimai aplinkai, sąlygoti per didelio savęs idealizavimo. Tokiu atveju žmogus ima jaustis pranašesnis už kitus, mano esąs teisuolis, neklystantis, galintis nurodinėti. Liepsnojant konfliktui, galimybė lengvai susitaikyti itin menka. Konfliktuodami turime tikslą atstatyti nuvertintą savo aš, todėl nusileisti priešininkui yra sunku. Dažniausiai manome, jog nusileisdami liksime pažeminti, todėl už savigarbą kovojame, deja ne visada etiškomis priemonėmis. Konflikto atomazgą nutolina ir kiti veiksniai. Konfliktuodami prarandame laiko perspektyvą, telkiame dėmesį tik į tai, kas vyksta dabar. Mūsų mąstymas pasidaro fiksuotas, ginčydamiesi naudojamės vis tais pačiais argumentais, prisimename praeities nuoskaudas, neįsistengiame į situaciją pažiūrėti naujų aspektų. Įvairių pagrindų skiriami tokie tarpasmeninių konfliktų tipai. Pirmasis – pagal poreikius, tai išteklių konfliktai, kurie kyla dėl materialinių gėrybių. Antrasis – statuso ir vaidmenų, konfliktai kyla nepasidalijus valdžia, įtakos sferomis dėl socialinių vaidmenų neatlikimo ir panašiai. Kitaip dar gali būti vadinami idėjų, normų, principų konfliktai. Antrasis konfliktų tipas – pagal gyvenimo sferą. Tai šeimos, darbo, buitiniai, politiniai ir kiti konfliktai. Trečiasis tipas – pagal pozityvių ir negatyvių konflikto elementų santykį. Tai skiriami dar konstruktyvūs konfliktai, išspręsti jie atneša naudą, randami sprendimai padeda pagerinti situaciją arba tiesiog padeda gerai jaustis. Destruktyvūs konfliktai dėl žeidžiančio, žeminančio elgesio, net ir išsprendus konfliktą, lieka nemaloni savijauta, jaučiamės nuliūdę, nelaimingi. Ketvirtasis konfliktų tipas skiriamas pagal konflikto trukmę. Tai trumpalaikiai konfliktai, ilgalaikiai konfliktai arba užsitęsę patekę į akligatvį konfliktai. Penktasis konfliktų tipas pagal pavaldumą.
Tai gali būti horizontalūs konfliktai tarp vienodo statuso individų, pavyzdžiui, tarp mokinių, vertikalūs tarp pavaldinio ir vadovo, pavyzdžiui, tarp mokytojo ir mokinio, regionalus tarp vadovo ir netiesiogiai jam pavaldaus žemesnio statuso asmens, mokyklinio gyvenimo atveju tai galėtų būti konfliktas tarp direktoriaus ir mokinio. Šeštasis konfliktų tipas pagal nukreiptumą. Tai tiesioginiai konfliktai nukreipti į mus ir šalutiniai konfliktai tiesiogiai mūsų neliečia, tačiau vis tiek žeidžia. Gal galite iš patirties pateikti tokio konflikto pavyzdį? Septintasis konflikto tipas pagal konflikto sukėlėją. Tai aktyvūs konfliktai, patys išprovokuojate konfliktą ir pasyvus konflikto sukėlėjas išgyvenate kito individo sukeltą konfliktą. Yra ir daugybė kitokių skirstimų. Beje, taip galima skirstyti ir tarp grupinius, ir tarptautinius konfliktus, taip pat ir tarp kultūrinius konfliktus. Konflikto struktūrą apžvelgsime per konflikto dalyvius, konflikto objektą ir konflikto aplinką. Konflikto dalyviai. Pagrindiniai konflikto dalyviai kartais dar vadinami konkurentais arba priešininkais. Dažnai konflikte galima rasti asmenį, pradėjusi konfliktą arba iniciatorių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad konflikto iniciatorius nebūtinai yra neteisus. Svarbu yra konfliktuojančių pusių statusas, kurį nusako savo tikslų realizavimo galimybių lygis, individo jėga išreiškiama jo fizinėmis, materialinėmis, socialinėmis, intelektualinėmis galimybėmis, žiniomis, įgūdžiais, jo socialinė patirtimi, socialiniais ryšiais. Sekantis konfliktų dalyvių tipas – tai konfliktuojančius palaikantis individai ar grupės, kitaip dar tariant koalicijos. Ir paskutinis konfliktų dalyvių tipas – kiti dalyviai – tai asmenys, kurie retkarčiais būna susiję su konfliktu, įtakoja jį. Pavyzdžiui, kurstytojas pastumėjęs asmenį į konfliktą, vėliau jis konflikte gali ir nebedalyvauti. Arba organizatorius, asmuo planuojantis konflikto eigą, jo rezultatus ir panašiai. Antroji konflikto struktūros dalis – tai konflikto objektas. Tai objektyviai egzistuojančios ar įsivaizduojamos problemos, dėl kurios kilo konfliktas, priežastis arba branduolys. Konflikto objektu gali būti materialinė, socialinė ar dvasinė vertybė, kurios siekia abu abonentai. Taip pat aplinka – tai sąlygos, kuriuose vyksta konfliktas, kitaip tariant, tai mikro ir makro aplinka. Aplinkos įvertinimas leidžia analizuoti konfliktą kaip socialinę situaciją. Kiekvienas konfliktas taip pat turi ir psichologinį turinį, susidedantį iš dviejų aspektų. Pirmasis – tai motyvai arba vidinė paskata pradėti konfliktą siekiant patenkinti savo poreikius. Kartais būna gana sunku nustatyti tikruosius konflikto motyvus, kadangi jie gali būti slėpiami. Mūsų aktyvintojais konfliktinėje situacijoje gali būti ir interesai, vertybės, tikslai. Antrasis aspektas – tai konfliktinis elgesys, konflikto dalyvių priešingos krypties veiksmai. Konfliktinis elgesys turi tam tikrus savo principus, pavyzdžiui, jėgų ir laiko ekonomija, smūgiavimas į pažeidžiamiausią oponento vietą ir panašiai, bei strategijas ir taktikas. Konflikto dinamika. Konflikto eigą nusako dvi pagrindinės sąvokos – konflikto etapai ir konflikto fazės. Konflikto etapai parodo konflikto raidos, tai yra nuo jo kilimo iki išsprendimo esminius momentus. Paprastai skiriami 5 etapai. Pirmasis – konfliktinės situacijos atsiradimas. Antrasis – konfliktinės situacijos suvokimas, įsisąmonimas. Kaip išoriškai tai pasireiškia? Pasikeičia mūsų nuotaika, pradedame riboti kontaktus su potencialiu priešininku, pasidarome negeranoriški savo oponentui. Trečiasis etapas – atviros konfliktinės sąveikos pradžia. Kuris nors iš oponentų įsisąmoninęs konfliktinę situaciją imasi aktyvių veiksmų, įspėjimų, pareiškimų, grasinimų ir panašiai. Savaime suprantama, konflikto iniciatorius greit sulaukia atsakomųjų veiksmų. Ketvirtasis konflikto etapas – tai atviro konflikto plėtra. Aktyviai reiškiamos savo pozicijos ir reikalavimai. Na ir paskutinis konflikto etapas – tai yra konflikto išsprendimas. Konflikto fazės glaudžiai siejasi su konflikto etapais. Skiriamos 4 fazės, kurios konflikto metu cikliškai gali pasikartoti keletą kartų. Tai pradinė fazė, kilimo fazė, konflikto pikas bei kritimo fazė. Beje, kuo daugiau ciklų konflikto metu pasikartoja, tuo kaskart menkesnės galimybės jį išspręsti. Kaip tarpusavyje susiję konflikto etapai, konflikto fazės ir konflikto sprendimo galimybės.
Pasižiūrėkite į pirmą lentelę. Dabar pakalbėsime apie tai, kaip mes sprendžiame konfliktus, tai yra kokias pasirenkame konflikto sprendimo strategijas. Paprastai skiriamos 5 strategijos. Tai yra rungtyniavimas, prisitaikymas, vengimas, kompromisas ir bendradarbiavimas. Pakalbėsime apie kiekvieną strategiją atskirai. Rungtyniavimas. Tai dar vadinama konkurencija arba žaidimas laimėti-pralaimėti. Pirmiausia, stengiamasi patenkinti savus interesus, kitai pusiai primetamas savo palankus sprendimas. Tačiau ši strategija retai atneša ilgalaikius rezultatus, kadangi pralaimėję mes pradedame priešintis mums primestam sprendimui arba sabotuojame jį. Šiandien pralaimėję, rytoj galime nebenorėti bendradarbiauti. Šią strategiją tikslinga taikyti tada, kai turintis valdžią asmuo vardan grupės saugumo ar gerovės eliminuoja priešiškai nusiteikusį grupės narį, kai sprendimą reikia priimti greitai ir tam turima pakankamai valdžios, arba kai jaučiama, kad kito pasirinkimo nėra, o ir paprastai nebėra ką prarasti, kai situacija kritiška ir reikia reaguoti žaibiškai. Antroji strategija – prisitaikymas, dar vadinama nuolaida, nuslopinimas, priimama oponento opozicija, savi interesai neginami. Siekdami bet kokią kainą palaikyti gerus santykius su oponentu, nuneigiame konflikto egzistavimą. Beje, kartais tai būna svarbiau nei savų interesų gynimas. Ši strategija tinkama tuo atveju, jei konfliktas nėra gilus, rimtas. Neretai oponentas įvertina tai, kad mes neeskalavome konflikto ir palaikėme draugiškus santykius. Tokie konfliktai greitai užgęsta patys. Prisitaikymas tinka ir tada, kai konflikto baigtis ypatingai svarbi mūsų oponentui, o mums nelabai, kai šansai apginti savo interesus yra labai menki. Ši strategija netinkama, kai konfliktas yra rimtas. Nepatariama taikytis prie kito ir tada, jei oponentas visiškai to neįvertina, nori paversti prisitaikymą taisyklę, neatsako geranoriškumu. Trečioji konflikto sprendimo strategija yra vengimas, dar vadinamas pasitraukimas arba neveiklumas. Konflikto dalyviai nesiima jokių aktyvių veiksmų, neginamos savo teisės, su nieko nesitariama dėl sprendimo. Iš konflikto pasitraukiama emociškai, pavyzdžiui, tylima, arba fiziškai, išeinama iš patalpos. Tokiu būdu iš savęs atimama galimybė paveikti situacijos eigą. Be to, oponentas gali dar labiau pakelti savo reikalavimus. Gali būti ir taip, kad mūsų pasitraukimas sukels atsakomąjį pasitraukimą ir problema išvis bus nebesprendžiama. Tikėtina, kad mums pasitraukus problema išaugs dar labiau. Niekada nenaudokite vengimo strategijos kaip bausmės oponentui. Ši strategija pateisinama tada, kai konfliktas neliečia tiesioginių mūsų interesų ir mes nenorime tuščiai eikvoti jėgų, kai mūsų nedalyvavimas jame neįtakoja konflikto raidos ir baigties. Vengimo strategija tinkama ir tada, kai tokiu būdu galima atkreipti dėmesį į užsitęsusią krizę, kai esame beviltiškoje padėtyje. Kai imame jaustis neteisūs, taip pat esame linkę pasirinkti vengimą. Sekanti konflikto sprendimo strategija yra kompromisas. Tai abipusės nuolaidos. Neretai dalymas pusiau laikomas teisingiausių sprendimų. Iš tikro ši strategija taikytina tik tada, kai oponentų interesai yra visiškai nesuderinami, kai sprendimą reikia rasti labai greitai, kai kiti bandymai spręsti problemą buvo neefektyvūs, kai mums svarbiau yra išlaikyti bendravimo galimybę, negu pilnai apginti savo interesus. Tačiau jei kompromiso buvo griebtasi iškart, gerai neišanalizavus kitų galimų sprendimų, tai gali būti toli gražu ne pats optimaliausias konflikto sprendimo variantas. Juk viena iš pusių galėjo būti nerealiai išpūtusi savo reikalavimus, tad nuolaidos jai būtų visai neskausmingos. Kitas netinkamo kompromiso naudojimo pavyzdys, kai pusinis sprendimas gana greitai ima nebetenkinti abiejų pusių ir jo imama nebesilaikyti. Dar viena konflikto sprendimo strategija – tai bendradarbiavimas arba kitaip vadinama laimėti. Tai sėkmingiausia strategija. Mes aktyviai dalyvaujame konflikto sprendime, giname savo interesus, atsižvelgiame į oponento pageidavimus, randame abi pusės tenkinantį sprendimą. Ši strategija naudotina tada, kai problemos sprendimas labai svarbus abiems pusėms.
kai su oponentu mus sieja ilgalaikiai artimi ryšiai, kai abi konfliktuojančios pusės sugeba išdėstyti savo interesų esmę ir išklausyti priešingą nuomonę. Apie šią strategiją pakalbėkime kiek plačiau. Pagrindinis principas yra toks. Aš noriu laimėti, bet taip pat noriu, kad ir tu laimėtum. Ar tai įmanoma? Paimkime patį paprasčiausią pavyzdį. Sakykime, dviems žmonėms reikia pasidalinti apelsiną. Per daug nemąstydami, jūs turbūt pasiūlytumėte jį perpjauti pusiau. Tai būtų kompromisas, pirmoji iš konflikto sprendimo strategijų. Galbūt išgirstumėte ir tokį pasiūlymą. Vienam iš jų griebti apelsiną ir pabėgti. Strategija – laimėti pralaimėti. O ką daryti, kad būtų įgyvendintas principas laimėti, tai yra bendradarbiavimo strategija? Pirmiausia, reikėtų sužinoti, kam šiems žmonėms reikalingas apelsinas. Kitais žodžiais sakant, reikėtų išsiaiškinti, kodėl jie nori to, ko nori. Mūsų atveju gal išaiškėtų, jog vienas žmogus labai ištroškęs ir tuoj susispaus apelsino sultis į burną, o kitas šiandien keps tortą, į kurį dedama apelsino žievelės. Išsiaiškinus poreikius ir tikslus, galima sustabdyti daugelį konfliktų, jiems dar neįsiliepsnojus. Antra, konfliktinėje situacijoje visada išsiaiškinkite ne tik tai konfliktuojančiųjų tikslus, bet ir poreikius. Mūsų pateiktame pavyzdyje ištroškusio žmogaus tikslas – gauti apelsiną ir išgerti jo sultis, o poreikis – atsigerti. Tad gal jam tiktų kitos sultis, kava, arbata, galbūt jis mielai už tai atiduotų apelsiną. Ką daryti, jei konfliktuojančiųjų poreikiai sutampa? Pavyzdžiui, gal mūsų atveju tiktų kompromisinis sprendimas – sultis pasidalinti per pusę. O gal vienas žmogus atiduotų kitam visas sultis, jei mainais už tai gautų kitokių sulčių ar panašiai. Dar viena svarbi pastaba. Principas laimėti bus efektyvus tik tuomet, jei kitų žmonių vertybės jums bus svarbios tiek pat, kiek ir jūsų paties. Padarykite savo priešininką sąjungininku. Taigi strategija laimėti sudaro 6 pagrindiniai žingsniai. Pirmasis žingsnis. Kontroliuokite emocijas, pakvieskite tai padaryti ir savo oponentą. Pavyzdžiui, aš žinau, kad tu sudirgęs, aš sudirgęs ne mažiau nei tu, bet jei mes norim išspręsti problemą, mes turime emocijas atidėti į šalį. Ar tu tam pasirengęs? Parodykit žmogui, jog jūs norite atsikratyti neigiamų emocijų ir tik tada judėti toliau. Antrasis žingsnis. Pasiūlykite taisyklės, kurių turėtų laikytis abi pusės, spręsdamos konfliktą. Atidžiai išklausyti vienas kitą, nepertraukinėti, nepykti ir nereikšti priešiškumo, net jei nesutinkama su girdėtais teiginiais, gerbti vienas kitą, stengti suprasti priešingą nuomonę. Būtina atskirti žmonės nuo problemos, tai yra atakuoti problemą, o ne oponentą. Būkite kieti problemos atžvilgiu ir minkšti oponentui. Jei oponentas nesilaiko šių taisyklių, vadinasi, jis nėra geranoriškas arba dar neatsikratęs neigiamų emocijų. Teks grįžti į pirmą žingsnį. Jei tai negelbsti, turbūt teks rinktis vengimo, prisitaikymo ar rungtyniavimo strategiją. Trečiasis žingsnis – pozicijų išsiaiškinimas. Išsakomos nuomonės, požiūriai, vertinimai, pageidavimai. Sutelkite dėmesį į interesus, o ne į poziciją. Ieškokite bendrų su oponentu interesų ir išaiškinkite savo interesus. Būtinai pripažinkite oponento interesus problemos dalimi, nenuneikite jų. Pažvelkite į situaciją oponento akimis, bet tai nereiškia, kad turite sutikti su jo požiūriu. Venkite sprendimų apie oponento jausmus, viltis, veiksmus, nekritikuokite. Net jei pats būsite kaltinamas ir kritikuojamas, nugalėkite atsakomosios atakos arba gynimosi pagundą. Oponentui parodykit, kad jo dalyvavimas problemos sprendime yra svarbus. Negailėdami jam priskirkite gerų abipusių idėjų nuopelnus. Tai bus gera terpė tolesniam bendravimui. Patartina nekelti labai aukštų reikalavimų. Tačiau ką daryti, jei taip nesielgia jūsų oponentas? Išlikite tvirti ir pasakykite, kad jūs norite rasti garbingą sprendimą. Į tai dažnai sureaguojama, nes teisingumo ir garbingumo bendravime siekia daugelis. Ketvirtasis žingsnis. Nustatykite paslėptus norus ir interesus. Būtent dabar jūs turite išsiaiškinti, kodėl žmogus pasielgia taip, o ne kitaip. Tačiau neklauskite tiesmukai, kodėl tu nedarei to. Geriau, kokia priežastis, kad tau pasirodė geriausia pasielgti būtent taip. Kalbėdami apie savo interesus, nuolat priminkite oponentui, kad jo interesus taip pat atsimenate. Detalus savo motyvų atskleidimas dažnai duoda gerų rezultatų. Išlaikoma rami atmosfera, parodomas jūsų požiūrio pagrįstumas,
Oponentas į situaciją gali pažvelgti jūsų akimis. 5. žingsnis – alternatyvių variantų pasiūlymas. Pasiūlykite, ir oponentą skatinkite tai daryti, kuo daugiau problemos sprendimo variantų. Kol kas nesistengkite vertinti tų pasiūlymų protingumo ir pagrįstumo. Tai stabdytų kūrybinį procesą. Atskirkite variantų paiešką nuo jų vertinimo. Pabrėžkite, kad dabar svarbiausia yra sprendimų gausa, o apie įgyvendinimą kol kas dar nekalbama. Vėliau kartu atrinkite keletą geriausių pasiūlymų, kurie galėtų tapti problemos sprendimo pagrindu. Šiame žingsnyje svarbu išlikti konstruktyviems, nekaitinti atmosferos praeities nuoskaudomis. Jei jūsų oponentas būtent taip ir pradeda elgtis, mandagiai sustabdykite jį. Pasakykite, jog pripažįstate ir gerbėte jo jausmus, tai nuramins žmogų. O po to priminkite, kad susirinkote čia būtent dėl gerų ateities santykių, o ne praeities nuoskaudų aptarti. Paskutinis, 6. žingsnis – tai yra abipusiai naudingo sprendimo varianto priėmimas. Oponentui parodykite pliusus, kuriuos jam teikia priimamas sprendimas. Tai rodys, kad jūs prisimenate jo interesus. Parodykite ir įvertinkite oponento indėlį šioje sudėtingoje konfliktinėje situacijoje. Padėkokit už geranoriškumą. Bet kurio konflikto metu mes įvertiname savo ir oponento interesus. Kągi aš laimėsiu, o ką aš prarasiu, kiek tai svarbu mano priešininkui. Konflikto sprendimo strategija pasirenkama priklausomai nuo orientacijos į savo arba oponento interesus. Nemažiau svarbus ir 3. asmens vaidmuo sprendžiant konfliktą. Kartais kilusi tarpasmeninį konfliktą padeda išspręsti 3. asmuo, tai yra asmuo, kuris nėra suinteresuotas kurios nors pusės pergalę ar pralaimėjimu. Kaip mes turėtume elgtis, kokių psichologinių rekomendacijų laikytis užėmus tarpininko poziciją? Patarimai. 1. Niekada nesusigundykite duoti patarimus, ką konfliktuojančios pusės turėtų daryti. Mes galime pateikti nebent alternatyvius pasiūlymus. Konfliktuojantis asmenys turi elgtis taip, kaip nori patys, net jei jų sprendimas mums atrodys neprotingas. Neįsitraukime į aptarinėjamus apie siaubingą konfliktuojančiųjų padėtį, nepulkime palaikyti vienos kurios nors pusės, nes greitai įgysime naujų priešų. Paaiškinkime jiems savo vaidmenį. 3. asmens paskirtis nevertinti, o tik atspindėti situaciją, kurios turinys priklauso nuo konfliktuojančiųjų. 3. 3. asmens tikslas – skatinti abiejų pusių lankstumą, atkreipti jų dėmesį į vienas kito požiūrį. Paprašykime priešininkų, kad savo požiūrį pateiktų ne kaip nepajudinamus faktus, o kaip savo nuomonę. Tarkim, mano požiūriu, aš manau ir panašiai. 4. Negatyvius konfliktuojančiųjų teiginius paverskime pozityviais. Reaguokime į kategoriškus tvirtinimus – niekada, nei vienas ir panašiai. Jei kuris nors iš konfliktuojančiųjų pradeda aiškinti, ko jis nenori, pertraukime jį ir paklauskime, o kogi jis norėtų. 5. Kontroliuokime konfliktuojančiųjų emocijas. Jas reikšti galima, bet pulti neleistina. Verbalizuokime emocijas, tai yra išsakykime žodžiais. Aš matau, kad tai tave labai supykdė, nuvylė, įžeidė, nuliūdino. Garantuokime vienodas dalyvavimo sąlygas abiem pusėm. 6. Būkime empatiški. Atskleiskim konfliktuojančiųjų nesugebėjimą įsijausti į kitą padėtį. 7. Naudinga kartkartėmis paprašyti priešininkus pakartoti tai, ką tik tai girdėjo. Esant emociniai įtampai dažnai negirdima, ką sako priešininkas. 8. Nuolat akcentuokime, kad dėl kai ko jau pasiektas susitarimas. Orientuokime priešininkus į veiksmą. Ką jūs galvojate toliau daryti? Pripažinkime ir priimkime kaip faktą abiejų pusių vertybių, stilių, požiūrių skirtingumus. 9. Būdami 3. asmenimis konfliktinėje situacijoje, nevaidinkime gelbėtojų. Turime rasti aukso vidurį tarp abejingumo ir perdėto įsitraukimo į kitų problemas. Psichologijoje be tiesioginių konflikto sprendimo būdų, kai konfliktą sprendžia pačios konfliktuojančios pusės arba padedamos trečiųjų asmenų, skiriami ir netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Pagrindinius principus trumpai ir apžvelgsime. Jausmų išsiliejimo principas. Negesinkime užsidegusio žmogaus jausmų, nesikiškime, tegul jis išsilieja. Jei jis save gerbia, galbūt po valandėlės jo neigiami jausmai priešininkui pasikeis į teigiamus. Gal aš čia per daug, juk jis ir taip turi neblogų savybių. Kitas principas – pozicijų pasikeitimo principas.
Tai universalus konflikto mažinimo būdas, tinkantis ir šeimoje, ir darbe, ir studentų bei moksleivių grupėse. Konfliktuojantieji prašomi persikūnyti, susikeisti pozicijomis ir ginti jau priešingą poziciją. Šis būdas labai veiksmingas, nors yra pakankamai sunkus. Trečiasis principas – agresijos apnuoginimo principas. Patartina nepastebimai suvesti konfliktuojančiosius, kad jie padiskutuotų, pažaistų, pasportuotų ir panašiai. Ketvirtasis principas – tai oponento priverstinio klausimo principas. Konfliktuodami paprastai menkai girdime savo priešininką. Daugiausiai tik fiksuojame jo intonaciją, nes ruošiame savo triuškinančias replikas. Konflikte dalyvaujantis psichologas ar kitas autoritetingas asmuo bet kurioje vietoje sustabdo ginčą ir prieš atsikertant liepia pasakyti ką tik girdėtą priešininko repliką. Tada oponentai ne tik išgirsta vienas kitą, bet ir išmoksta įsiklausyti į savus žodžius. Na ir paskutinis principas – pajuokavimo principas. Jei konfliktas nėra per daug įsišaknyjęs, vertėtų viską nuleisti juokais. Dėmesys nukreipiamas kitur, išsiblaškoma ir atsipalaiduojama. Aptarėme įvairius konfliktų sprendimo būdus. Natūraliai kyla klausimas, o kaip reikėtų elgtis siekiant iš konfliktų išvengti? Ką reikia daryti, kad probleminė situacija būtų sprendžiama konstruktyviai? Atsakyti galėtume taip. Yra du svarbiausi dalykai. Pakeiskime savo požiūrį į situaciją ir elgesį joje, o tai iš tikrųjų nelengva, bei paveikime oponento elgesį, o tai padaryti dar sunkiau. Pirmiausia, aptarsime savęs koregavimo galimybės prieš konfliktinėje situacijoje. Prieš konfliktinę situaciją dažniausiai neatsiranda staiga, o subręsta laipsniškai. Svarbiausia yra laiku pastebėti, jog emocinė įtampa pasidarė per aukšta. Pakinta mimika, gestikuliacija, veidas parausta, kinta kalbos tempas ir tembras. Tokiu atveju rekomenduojame nedelsiant grįžti į normalią tarpusavio sąveiką. Tai yra sąžiningai pripažinti, kur teisūs esame mes, o kur oponentas. Pajuokauti, pakeisti pokalbio temą, nusileisti, jog tai mums nėra svarbu, pasakyti, kad nesame dar gerai išstudijavę šios problemos ir norėtumėt prie jos sprendimo grįžti kitą dieną. Na, tarkim, kai nurims emocijos. Reikėtų neužmiršti ir to, kad ne visada būtent tikra nesantarvė sukelia konfliktą tarp žmonių. Neretai mes tiesiog nesugebame suprasti oponento motyvų, skirtingai nei jis žiūrime į problemą. Jeigu mūsų oponentas yra iš tikro neteisus, dažnai nėra būtina jam tai įrodinėti. Jeigu vis tik apie tai partneriui pasakyti reikia, nedarykime to viešai prie liudininkų, nestumkime oponento į kampą, neverskime jo visų akivaizdoje atgailauti. Neužmirškime, jog konfliktiškumo lygį veikia ir mūsų psichikos būsena, kuri dienos bėgyje kinta. Atsiranda nuovargis, fiziologinė organizmo būsena, netgi bjaurus oras gali išprovokuoti mūsų irzlumą. Todėl mokėkime įvertinti savo būseną ir laiku sustabdyti. Siūlome dar keletą patarimų. Negatyvios emocijos, atsirandančios situacijai kintant ne pagal mūsų numatytą scenarijų, provokuoja konfliktą. Todėl patartina būti numačius ne tik geriausią, bet ir blogiausią situacijos plėtotės variantą. Be to, iš aplinkinių per daug nesistikėkime, mokėkime daryti gerą, nelaukdami už tai apdovanojimo. Kaip patarė garsusis Karnegis, nuoširdus, o nesuvaidintas domėjimasis žmogaus problema ir šypsena taip pat gali užkirsti kelią konfliktui. Šypsodamiesi mes padrąsiname bendravimo partnerį. Šypsena sukelia atsakomąją simpatiją mūsų atžvilgiu. Neužmirškime ir sveiko humoro jausmo. Tinkamas pajuokavimas tinkamu laiku – puikus konflikto priešnodis. O kaip paveikti oponento elgesį, norint išsaugoti konstruktyvę situacijos eigą? Niekada nelaukime iš aplinkinių neįmanomo. To, ko jie nesugeba, ko jie negalės suspėti atlikti, ko jie visiškai nenori daryti. Tokie reikalavimai neišvengiamai išprovokuos konfliktą. Taip pat neturėkime iliuzijų, kad žmogų galima radikaliai ir greitai perauklėti pagal mūsų norą. Auklėjimas, o tuo labiau perauklėjimas yra ilgas procesas. Svarbu pasiekti, kad pats žmogus norėtų pasikeisti, kad jis suprastų, jog pasikeitimas labiausiai reikalingas jam pačiam, o ne kitiems. Nepatartina pradėti spręsti sudėtingas problemas, jei mūsų bendravimo partneris yra sudirgęs, pavargęs, agresyviai nusiteikęs ar panašiai. Jau minėjau, jog kaip mus kamuoja panaši būklė, taip pat rekomenduotina atidėti problemos sprendimą. Jeigu reikia išspręsti keletą komplikuotų problemų, pradėkite nuo paprasčiausios, vis pereidami prie sudėtingesnių.
Daug informacijos apie nepalankę situacijos eigą gali suteikti mūsų bendravimo partnerio nežodinis elgesys. Tai jo mimika, gestai, kūno judesiai, balso ypatumai ir kita. Tai įvertinę greičiau pajusime konflikto grėsmę. Dažna mūsų daroma klaida ne tik oponento pozicijos kritikavimas, bet ir jo asmenybės puolimas. Norėdami apginti savo interesus, parodykite oponentui, jog suprantate ir jo poziciją. Turbūt ir pats taip elgtumėtės, jei būtumėt jo vietoje. Minkšta pozicija oponento atžvilgiu padeda sušvelninti situaciją ir ją sėkmingai išspręsti. Oponento neigiamos emocijos greičiau išseks, jeigu jam leisime išsikalbėti, nepertraukinėsime jo. Nepamirškime, kad negatyvios emocijos gali būti susijusios ir su kategorišku mūsų kalbos tonu, kuris sukelia jam atsakomąjį norą ginčytis. Savo bendravimo partnerio niekada nestatykite į beviltišką padėtį. Įžeistas ir pažemintas jis bus pasirengęs bet kokiam konfliktui, nes juk svarbiausia išsaugoti savo orumą ir garbę. Tikiuosi, jog šios suteiktos žinios ir požiūris į konfliktinės situacijas bei jų priežastis iš šalies padės jums įsigilinti ir suprasti kitos pamokos informaciją apie tarpkultūrinių konfliktų sprendimus, o taip pat turės įtakos jūsų lengvesniam ir efektyvesniam kasdieniniam bendravimui. Praktinė užduotis – konfliktinės situacijos analizė. Įsivaizduokite situaciją. Troleibuse sausakimšame žmonių susiginčijo du žmonės dėl vieno iš jų vežamo didelio bagažo, užimančio dalį praėjimo. Konfliktas prasideda vieno iš jų, pensijinio amžiaus vyriškis, burbėjimu dėl antrojo neatsakingo elgesio ir požiūrio į kitus keleivius jiems suteikiamo nepatogumo. Kuriagi pusę jūs palaikysite? Ar pritarsite pirmojo keleivio argumentams ir jų išsakymo formai? Situacija tuo nesibaigia, nes antroji konflikto pusė net nemano trauktis. Priežastis – ji jauna mama, vežanti du mažamečius bamblius, kurių vienas sėdi vežimėlyje ir mano turinti pagrindą elgtis taip, kaip jai patogiau. Galbūt jūs pakeitėte nuomonę apie konflikto dalyvius? Kaip reaguosite į šį konfliktą? Kokią konflikto sprendimo strategiją būtų protingiausia pasirinkti šiuo atveju? O gal galite įvardinti, kaip išvengti šio konflikto jau jo pradžioje? Ar galima šio konflikto metu pritaikyti konfliktų profilaktikos principus? O galbūt pajuokavimas išspręstų šį konfliktą?